Tai va, tai ką, Faktai, sako, faktai, turim argumentai. šiandien ar ne prisistatinėjo Seimui premjerės, kandidatė į premjerus, e, balandėlis pramestas iš koalicijos ir daug kitokių skausmingų dalykų vyksta konservatorių ir jų siekėjų gretose daug skausmo. Tai kas norėtų čia mums apie tą skausmą papasakoti, Aš tai norėčiau pradėti. apie gerus dalykus pradėti, nes kai pamačiau, taip gera pasidarė nuotaika, pakilo, iš karto pasidalinau ir labai irgi, matau, žmonėm patiko, išsidalino, Mm. belekiek laikų. Nu kaip gera matyti, kai Seime kabo vien tik tai trispalvę vėliavą Lietuvos. Nu tai kažkoks tai, Mm. jokių višivankų, jokių tenai tų slava ir šalom. Nu, vienu žodžiu, O tai gal atėjo gal aš kokias laimingas. gairės naujos? Manai, kaip manai, gal naujos gairės, kokios atsiustos? Koks e-mailas atėjo iš kur nors? Ne, nu kai Hebra juokauja, kad tas vėliavų bučiuotojas mūsų, jie nu, paprasčiausiai bučiau ir labai ištepė. Bebučiuodamas ir dabar skalbykloje tą vėliavą pridota. Nu, tai Tai, nespėjo išplauti tai posėdžiui tam. sugrįž. Manau, Bet jau kad ne, nes nuskalbta. Bet kaip ir tu nuo trakų gintarai, nuėmė, ne, girdėjau. nuo trakų jau seniau Kažkas. nuėmė. Nu, Jo, tai va, nes nu varom. vis tiek vėjai keičiasi, tai matom, va, gintaras dar prieš laidą irgi sako, einu per miestą ir matau, kad viskas keičiasi akyse. Jaučia, ore tvyro Keičiasi, pokyčių. tikrai, tikrai Pokyčiai, keičiasi. Atsimenat pokyčiai. Skorpionų daina Wind of Change. Tai va čia irgi O panašus laikai, va, atsimenat, apsisuko ratas. Jo. O tu žinai, kad Armonaitės klausykit, pokyčiai po pokyčių. optimistai kokie, nu jūs optimistai kokie, užliuliavo Nu jau tai juos. čia žinai, kaip yra, Filosofija, kaip filosofija. Ne, čia čia ne kaip filosofija. Amerikoje, kai Trumpas pareiškė, kad yra tik dvi lytis ir visi pradėjo, tik dvi Jo. lytis. Nu tokį kauliuką, nu tai ir mums tokį kauliuką, nu vėliavą nukabino ir jau geras, žinai, nu tai taip jau yra, tokios džiaugsmai. Nu, žiūrėsim, kaip pasakyti, negirkim dienos be vakaro, aišku, čia jau vakaras, kaip ir vakaras yra, bet čia neeilinė sesija, beje, noriu priminti, šiandien ir 26 rugpjūčio neeilinė sesija. Gal neeilinė sesijos proga nuėmė tas vėliavas, nežinau, bet aš pastebėjau, kad Viktorai sakai, kad tik tai trispalvė, trispalvės aš nemačiau Seimo salėje. Už taip, Apžiūros. didžiulę per visą, jo, jo. Ai, taip, 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 taip. Bet apie vėliavas kalbant, lyg staliukų nebeliko tų vėliavų, ar ne, kur būdavo prie kiekvieno Seimo nario staliuko, reiškia, prie toj vietoj, kur jie sėdi, jie dar buvo po vėliavėlė trispalvė ir šalia Ukrainos. Ne Tai visi, ne lyg ir tų, visi. ne visi, ne visi. Nu, bet lyg ir tų vėliavėlių nebeliko, kiek aš mačiau Seimo salę. Tai vėliavėlių keitimo metas vyksta. Nu. Gal Tai ne tik susprogdinimas vėliavėlių, nebeliko. ne tik vėliavėlių. Tai aš, pavyzdžiui, Policija. nežinau, kurią versiją dabar įjungti, ar optimistinę, ar pesimistinę. Nu, kaip Šauk jautiesi? vidurį. Vidurio nėra pas mane. Tai Alvis Nu, papesimistaus, tai tu jo, gali aš optimistas. gal optimistinė, Nu, aš, tu pataisysi aš mane. pakritinu, Gerai. jo, O, pataisysiu, o aš į nepakritinu. viduriuką įlysiu tarp jūsų. Tai aš manau, kad mes pirmą kartą turbūt per daugelį metų turim gyvą žmogų pretenduojant į premjero postą. Nes nors prezidentas jau ją pateikė, bet dar Seimas jos nepatvirtino. Tai mane iš tikrųjų žavi šitos moters gebėjimas atsakinėti į šlikščius klausimus. Ir šiandien jinai kaip tik ėjo per frakcijas, nu tai aišku, pirmiausiai pas konservatorius, tai ten net neturiu ką pasakyti, nes ten toks dumblas susirinkęs, ten jie genetiškai pažeisti turbūt visi. Nes Nu, tai pavyzdžiui, preparatus. yra toksai lingė, ten toks, nu, blemba, toks pašluostukas Grybauskaitės, toks, žinai. Tai jis dabar čia pasidaręs baisių frakcijos seniūnų, aš jau nenoriu apie jo fizinę išvaizdą kalbėti ir pavardės komentuoti. Bet jo klausimas. Aš vat jūs stebėjau, kai Seimo sesija šiandien prasidėjo. Ir jūs negėdojot himno. Tu įsivaizduoji, koks nusikaltimas. Tai aš sakau, ir ten visą eilę tokių klausimų buvo. Nu, marazmas visiškas. Bet paskui jinai nukeliavo į frakciją liberalų, tų šventųjų, kur teisti neskundžiamų teismo sprendimu.
Ir ten iš pradžių tarybinio tankisto dukra, anūkė ir karininko dukra Čmil labai pasakoja apie gyvenimiškas vertybės, o paskui neišlaikęs įsijungė Gentvilas netikėtai. Bomžas. Baustos teismo nutarimų partijos narys, kuris nieko nežino apie tai, kas vyksta. Ir paklausykit, kaip jisai suformulavo kokį klausimą ir kokį gavo spriktą į tą savo alum nuteptą barzdą. Tik dėl to iš čia ir esat, kad buvo tokia negarbinga praeitis, kurios išeiga nulėmė ne socialdemokratai, ne jūs kaip ministrė, ne prezidentas, o galbūt teisėsauga arba pats Paluckas. Mano klausimas, kaip jūs vertinate, kad socialdemokratai piršto nepajudino, kad pasakytų Paluckui, negalima šitai. Čia dar prieš jos atsakymą noriu atkreipdėmėsi, jisai turbūt jau buvo po pietų šitą klausimą uždavinėjo, nes čia yra toksai submarinas, kuris dažnai ten atsigaivina alučiu. Tai jisai ką pasakė? Ne prezidentas, o galbūt teisėsauga. Pamenat, mes praeitoj laidoj kalbėjom, kad prezidentas sakė, jeigu aš pamatysiu, kad teisėsauga kišasi į politinius procesus, tai lėks galvos. Tai aš nežinau, kuo reikia būti įsiklijavus akis ar įsidūrus jas su virbais kažkokiais, kad nematyt, kaip aktyviai teisėsauga dalyvauja valdžios formavimo procesuose. Nuo 2004 metų galiu pasakyti, kada kratos buvo daromos prieš rinkimus būstinėse. Tai mūsų prezidentas šito dar nepamatė, bet grįžkim prie Ruginienės. Ir Ruginienės atsakymas Paluckui. Eugenijau, jūs praeitie irgi įvairios patirties su ta partija turėjot. Ir tai nereiškia, jūs visada pabrėždavot, kad pavienių asmenų pozicijos likimai turbūt negali daryti įtakos kitiems žmonėms, kurie lieka partijoje. Žinote, kas yra krizinė situacija, sudėtingi momentai. Man atrodo, niekas geriau nei jūs negalėtumėte tai suprasti. Nu čia tokį numetė jinai jam gerą akmenuką. Nes jisai atsimenat, kai sėmė Masiulį teisėsaugą, kuri nedalyvauja politikos formavimo procesuose. Jisai sakė, ne, čia vieno žmogaus problema, aš čia ne prie ko. Nors Masiulį jisai pats Klaipėdoje užsiaugino. Tai vat, ką noriu pasakyti, Ruginienė žiauriai gerai atsakinėja į klausimus. Ir aš, pavyzdžiui, klausydamasis jos kaifuoju, nes jinai nevaro tų politkorektiškų klišių, o jinai kalba žmonių kalba ir sako labai gerus dalykus. Nes šiandien įkėliau dar iškarpą kaip toksai Kubos mafijos atstovas, nu jau visai ten, nu jau apie nieką šneka. Ir ten ar jūs nemanot, kad ten vakarietiškos vertybės, ten tratata, kad mes čia žengsim kitų kelių negu visa ten šviesuomenė. Jinai jam sako, kodėl jūs visą laiką sakot jūs? Čia sako, Seime esam mes. Ir mes žengsim arba nežengsim to keliu. Nu, žodžiu, aš tikrai, kol kas aš ją žaviuosi, aišku, tai yra avansas, tai yra kreditai, bet aš manau, kad ne man vienam jinai tokį gerą įspūdį padaro, nes šiandien gavau tokį screenshotą iš LRT laidos, ten dieną vyksta ten tokie propagandiniai triukai, ten skaitomos ištraukos iš teisingų žmonių socialinių tinklų, ten labai viskas gerai vyksta, ten pastoviai geriečiai ir blogiečiai įvardėjami. Ir ten sugalvoja padaryti užklausą, ar jūs palaikot Ruginienę. 73% LRT auditorijos pasakė, kad taip, jie palaiko Ruginienę. Tai aš kažkaip pamatęs tą vaizdelį pagalvojau, kad iš tikrųjų dalykai pradeda keistis. Nes jeigu ateis, apie koaliciją bendrai vėliau pašnekėsim, dabar apie Ruginienę kalbam. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad turėsim tokią premjerę, labai tikiuosi, nes jeigu dauguma susitars, tai ją tikrai Seimas patvirtins. Aišku, jinai turi apsišarvuoti geležinę kantrybę, nes tas visas konservatoriškas šlamštas, tas talibanas, jie tikrai nenurims. Nes dabar jų gretas dar atėjo toksai vienas stiprus kozeris Saulius Skvernelis, bet aš manau, kad jau daugybė žmonių, bent jau mano aplinkoje, su kuo teko kalbėti, jau jie mato, kas čia vyksta. Ir čia yra toksai prisotintos druskos tirpalas, kai jau tu berk druskos kiek nori, atsimenat, mokykloje mes tokį bandymą darydavom, o kristalas jau nebedidėja nuo tos druskos kiekio. Tai aš manau, kad jau čia tie balandėliai perlenkė lazdą. Ir labai tikiuosi,
kad tai, ko mes laukiam po 24 metų rinkimų, pradės vykti dabar. Aišku, nepasakė tą privalomą tekstą apie ten slavą Ukrainę, ten remsim, didinsim, auginsim karinį biudžetą, bet, nu, suprasti reikia ir Inga Ruginienė. Jinai negali dabar laužti visko iš karto, nes Paksas pabandė 2004 metais laužti viską iš karto. Matėm, kuo viskas baigėsi. Tai va toks būtų mano trumpas komentaras. Alvi, Alvi, Ne, pesimizmo, viskas gerai, įmes labai. pesimizmo. Ne, tai kam to pesimizmo, viskas gerai. Gintaras labai gražiai papasakojo, palinkėkim sėkmės premjeriai. Aš, Gintarai, tik norėjau tavęs, jeigu galima paklausti, o va tas paskutinis tavo sakinys arba du sakiniai paskutiniai, o tu tiki, kad tu galvoji, kad jinai nuoširdžiai norėtų nulaužti va tą dalį, kur tik tai dabar negali to daryti, ar jinai nuoširdžiai iš tikrųjų taip galvoja? E, Ką sako? aš to pasakysiu savo Nes dar nuomonę. jinai pasakė, ne tai, jinai kitą, man atrodo, kur kas svarbesnį dalyką pasakė, jinai sako, kad negali būti jokių santykių gerinimo su Rusija. Mes vis tik tai turim Aš suprasti, šito kad negirdėjau, jinai tiesą pasakė, sakant. kad negali būti nei kalbos apie kažkokį tai santykių gerinimą, švelninimą ir bendravimą su Rusija. Nu, taip jinai pasakė ir būtent būdama frakcijoje pas konservatorius. Čia aš manau yra strateginė klaida, nes matant, kaip keičiasi tas vėjas, kaip čia pasakyti, vat, kaip Viktoras sakė, wind of change, ar ne, nu visam pasaulyje mes dar esam užstrigę šitoj vietoje ir mes apie savo didžiausią kaimyną vis dar naudojam šitą retoriką. Tai čia yra didžiulė klaida, ten Slava Ukrainė, tai tegul bus, bet šitoj vietoj aš manau, nu aš negaliu niekaip pritarti šitai pozicijai. Alvi, aš tau Ir vienu sakiniu atsakysiu į tai. Ne Lietuva nuspręs apie savo santykius su Rusija. tai blogai yra. Tai blogai, kad Lietuva Bet bent daug jau metų jau neturi, taip yra. supranti, žmonių, jeigu mes neturim pas save žmonių, kurie galėtų drąsiai tą pasakyti, kad ir galima atsargiai tą pasakyti, galima, vad Gintarai, tu pagyrėjai apie tai, kaip jinai sugeba, kaip sugeba teisingai, taikliai atsakyti. Tai jinai galėjo taikliai, aptakiai, diplomatiškai ir šitoje vietoje pateikti. Nereikėjo tai, kad ne, aš važiuosiu pas Putiną, čia iš karto dėrėsime su Rusija ir taip toliau. Ne, bet jinai kategoriškai pasakė labai aiškiai, jokių santykių gerinimo su Rusija negali būti ir kalbos apie tai net negalvoju. Tai čia aiškiau būti negali. Tai Nu, aš nesakau, kad čia vienintelis yra. Aš kažkodėl, Gintarai, kol tu kalbėjai, prisiminiau, žinai, kokius 2000, kurie čia tie metai dabar galvoju, buvo turbūt 2010-2011 metai. Kas pas mus iš Briuselio atvažiuodavo karts nuo karto ir televizijos ekranuose šnekėdavo. Grybauskaitė. Nu, ir kaip jinai gražiai kalbėjo. Panašiai kaip jinai čia ir ją visi čia įsimylėjo, atvažiuodavo va taip kietai, visus čia jinai skalbdavo, visus reiškia, taip, va, labai geras įvaizdis. Visus jinai čia muštruodavo, reiškia, žmonės ją įsimylėjo, stiprios rankos norėjo. O paskui ką gavom? Tai Nu, dabar tas irgi gražios kalbos, jos yra gerai, bet man labiau rūpi realūs darbai. Ir aš bijau, kad gali būti žmonėms numestas kažkoks kauliukas, kalbant apie socialinę apsaugą, kažkur pensija pakelta, ten sakau 10-15, nu ar kažkokios ten išmokos, va tokie socialiniai klausimai sutvarkyti, kur žmonės užmerks akis į kažkokius kitus, kur kas, mano galva, svarbesnius, rimtesnius Lietuvai dalykus. tai va tu išeik dabar į Gargždus pas Robertą ir pas paprastą žmogų, va paprastą gatvėje sutiktą žmogų prie kokios Norfos ar Aibės paklaus. Kas jam svarbiau, ar Lietuvos santykiai su Rusija, ar jo socialinė gerovė? Lietuvos santykiai su kaimynais. Neakcentuokim Rusijos, Tai tu kalbėkim kalbėjai Lietuvos apie santykiai Rusiją. su kaimynais. Tai, Tu kalbėjai tame- apie Rusiją. nu tai taip, bet tai aš sakau, kad Ruginienė galėtų pateikti tą žinią aptakiau, diplomatiškiau, nereikia gal įvardinti tos Rusijos ir panašiai. Jinai į klausimą, o kaip jūs matote Lietuvos santykius su Rusija, reikėtų Lietuvai gerinti? Jinai galėtų atsakyti, Lietuvai reikia palaikyti gerus santykius su visais kaimynais. Žiūrėk, Norim ar to nenorim, mes Alvi, Rusiją savo kaimynystėje turėsim. tu suprask ir ją. Mes čia sėdim ir pizdėlinam ant sofo, ne? Nuo šankėdės. Nu O taip, jinai atsakinėja konservatorių frakcijų. taip, bet mes Tai ją po, samdom, bet jinai yra samdoma.
Galiu, Algi, Mes ją pabaigti. samdom. Nu taip. Mes jos nesamdom, jinai yra ministrė. Jinai paskirta, jinai nesamdoma. Vyriausybė nėra samdoma, vyriausybė yra skiriama. Taip pat kaip Europos taryba, kuri irgi valdo visą Europą, nors jų niekas neišrinko. Tai va, aš ką noriu pabaigti. Tai jinai jau atsiskaitinėjo už savo giminės, kurių kapus lankė ir kurios turi. Jinai ką tik atsiskaitė už tai, kad jinai himno negėda. Ir tu įsivaizduoji, kad jinai dabar pas konservatorius pasakytų, jo, reikia gerinti santykius su Rusija. Tai aš būčiau linkęs, kaip ir tu sakei, pažiūrėti, ką jinai darys. Ką jinai kalba, tai čia, žinai, čia gali ką nori kalbėti. Nes politikoje dažnai kalbos nuo darbų skiriasi, o dar galvojama yra trečias dalykas. Tai aš tai linkęs duoti tų kreditų kažkiek, bet po kažkurio laiko pareikalauti, kad tai būtų vykdoma. Nes aš tikrai noriu pasakyti, kad šiai dienai 85% Lietuvos žmonių žymiai svarbiau yra socialinės garantijos negu mūsų santykiai su Rusija. Santykiai su kaimynais, Gintarai. Tai palauk. Gerai, santykiai su Latvijais, jinai tikrai jos pagerins.